Sveiki gyvi piliečiai. Žodžiu, šiandien sumašiau tokį dalyką, kad jaučiu filmausiu absoliučiai viskų į vieną vlogą ir nedarysiu atskirų, nes man pati baig užknisti nelabai kažkas gaunas, kai dar daug dalykų skirtingų vienu metu bandant atskirti. Tai padarysim vieną. Tai nuo ko pradėsim? Pradėsim nuo 500 eurų challenge'eliaus. Tai, kaip žinot, sutvarkėm A klasę ir ano pardavėm. Ano pardavėm už 1000 eurų, atvažiavo žmogelis iš Utenos su autobusu, rizikavo žmogelis, rizikavo ir ans atvažiavo ir ans pasiėmė. Norėjau, uždėjau vieną, vis tiek, kaip sakant, tvarkinga, norėjau gauti 1000, teikį gavau, tai dabar išves, nežinau, biudžetas pas mus ir 2100 su kažkiek, nežinau, mes su skaičelį, kiek turam. Tai prie to pačio, kas turit kažkokį mašinėlių, pardavimų galite mesti, nesvarbu sugedimas, daužtis, kažkokiu įmeskit, aš pasiveizėsiu, jeigu kažką duomens, aš jums parašysiu, kaip sakant, tiesiogiai ir mes tikrai sutarsim. Bet per tų laiką mes vis tiek važiausim, ieškosim mašinų, vis tiek būna vakarį, kažkur aš prisėdu pasiveizėti, ko gero galiu rasti skelbimus. Būna vis tiek kažkas įparašai, pasiūla, tai bus matyti. Tai va, challenge'elis step išvis realiai pardavėjau 5 mašins. Tai manau visai adekvatė, nes buvau plius minus primėtis, kad bus, man reikėtum padaryti bent už vieną mašiną profitą 200 eurų, kad grubę 40-45 mašinas vate prastumdyti. Ir kad, kaip sakyti, projektas daugmaž būtum sėkmingas ir ons pasibaigtum, ką priklauso. Tai vat, o dabar aš važiavau į lentpjūvį, nes man reik stogau balkių. Pasimsiu 10 comų un 5 comų neobliautų džiovintų balkių, vieną kubą, vienas kubs gaunas 200 metrų, su atvežimu atveš ir viskas. Nes trobo jau sulaidas į vis pabaigta kaip ir. Dabar man reik pagrindė lubų, tų didžiųjų, nes norint padaryti apšvietimą, aš noriu turėti, kad jau būtum pabaigtas vis karkas absoliučiai 100%. Tada galiu dėti vieną sluoksnį šiltiniam, pramesti laidus ir tada antrą sluoksnį jau viską uždaryti su plėvelėm, su visko ir su tašelė susukinėti, kai jau būtum daugmaž paruošta gipsau. Atei Katri ir, pavyzdžiui, Žemaitijos ir ieškot, kur geriausia būtum, pavyzdžiui, nusipirkti medienas. Aš asmeniškai tik rekomenduoju, man Šerkšnėnų mediena, manis tikrai neriam, tik rekomendacija jiems, kad jie labai greitą dirb, nuvažiauni, pasaka, jeigu ryte nuvažiava, tai jau realiai po peitų ant vakarą jau tau atveš. Jeigu ten, pavyzdžiui, iki kokių 4 kubų, tai tu ten gausi to pačią dieną. Tai kokius kainas medienas? Nedžiovintas medienas, tai ir šlapiaus stiktas išpjauta ten 1 ar 2 pjovimų, kainaun 250 eurų, o džiovinta mediena neobliauta 300 eurų už 1 kubą. Tai čia galėt pasiskaičiauti, kiek tas gautus lentom, bet esmė, kad nedžiovintas 250 eurų, džiovintas 300 eurų, o jeigu dar reik paobliauti, nuvažiauni, pasaka, kur tau reik, kokiu ilgiu, galini ir supjausyti į po 2 metrus, į po metrą, į po 3, kaip jau nori. Jeigu tau reik būtina 6 metrų, galini atrinkti 7, nes kartas pasitaiko vis tiek ilgesnį balkę. Tai tik tas rekomendacijas, nes realiai pats tataus ir absoliučiai vis mediena keliavo iš Šerkšnėnų. Tai sakau, labai greits pristatyms, maladėts ten vyruko dirb, labai sklandžia, pasaka adres, paskombin, jau dabar tu jau busam padėti iškrauna su rankom arba su fiskaru jau, ku užsisakė, pavyzdžiui, tavot, teiki žinių. Kadangi šiandien lyn, tai aš susisakysiu sausos medienas, tai paprašysiu greičiausiai, kad atvežtom pirmadienį, nes šiandien į 5-dienis. Tai vis tiek nesinori, kad į kokį tą drėgmę bebūtum, nesinori, kad būtum šlapesnė tai balkė negu tor būti. Ir viskas.
medienų užsakyta, paėmiau Vein kubą, tai su atvežiamu Mažeikius gaunas 320, nu tai 20 eurų ant atvežėm, gali pats vežtis, jeigu rek, kaip sakiau, ani gali supjausit kokį tu nori ilgiausią, 3 metrą, 2 metrą, jeigu su priekabėlėsi mažesnį kokį. Tai jau kaip tavo reakta, pani gal viską supjauti. Paprašiau, kad būtum pirmadienį, nes šiandien lyn. Tai sakau, nes nesinor, kada nebūtum sušlapiai. Po to nuslaikyk, džiovink, negali daryti jau kažkur ten per greitą. Ta vat. O dabar reik važiuoti į savivaldybę. Į savivaldybę reik pasiklausinėti, tiksliau nuvažiuoti, paklausti informacijos dėl valymo įrenginių. Kokie yra reikalavimai, kokios yra taisyklės, kad gauti refinansavimą valymo įrenginiams. Tai kas nežinot, kaip statas nuosav trobą, tai tu gali, kaip sakyti, jeigu nėra atvesta miestą komunikacijų, nu kaip sakyti, kanalizacijų žodžiu, tai tu gali nuosav valymo įrenginį statyti ir gauti refinansavimą. Tai ir iki tam tikros sumos, ten iki 1,5 ar iki 2,000 eurų už tų valymo įrenginį, už darbų, kada įrengti. Tai turėlė gaunas vos nemokamą. Tai reik nuvažiuoti, pasiklausti, kokios yra taisyklės, kad žinoti, kokį valymo įrenginį pasirinkti, galbūt kažkokį metrą ir reikalaujantis, kiek turbūt nuo trobos ar dar kažku. Ta vat, lekam pasiklausinėsam, įdaus už jums žinoti, ko pasakė. Kai tik buvo savivaldybė, baiseliai, tai net nepasėmiau ne mikrofoninį nieką, bet gavau žmogaus kontaktą, kad tiesiog koordinuojant visus tus. O pirminis pasakymas tai buvo, kad tik tas pradžio metų, kažkas pavasarį, tik tais rengtas paraiškas. Bet čia ir neaktualu, nes gali tas paraiškas ir kitiem metam padauti. Kad ir prieš metus, pavyzdžiui, pirko, ten yra kažkoks terminas ar iki 4 ar iki 5 metų, aš dabar negaliu be pasakyti, bet pats kažkur skaičiau, kad jeigu nespėjai, tai ten gali ar iki 5 metų terminą gali pateikti bet kuriais metais tą paraišką ir susigrąžinti pinigėlius. Ta vat, bet dabar važiavau iki Bikuvos, reik pasiveizėti šulinio rintinių, nes darysiu, kaip sakyti, kaip skaitos grėžinys, panašiai kažkas tokia. Tai varau pasiveizėsiu kainas, kokie yra šulinių rintinių, nes man reikės 4 arba 5, bet 4 užteks, 5 tai jau 100%, tai bus matyti. Reik pasižiūrėti, kas mano parvežtam. Greičiausia, kad su Fiskaru arba su kokiu liftu, kad bent jau išeitam kažką išridėjant tvarkingą. Ir viskas. Tai dabar lekam paveizėsam, reik pavalgyti, vėliau paskombinsim tam žmogėliau ir pasikalbėsam, kuo nei ten sako dėl tų kompensavimų. Pakankamai neblogą picelį suėjo. Žodžiu, pasiskombinau žmogėliau dėl valymo įrenginių, nes savivaldybė davė numerį, mano ten nebuvo, pasiskombinau, sako žmogėlis, tas, kur atsakingas, bus tikėt savaitę. Tikėt savaitę, greičiausiai pirmadienį ir antradienį, pasikombinsiu ir bus aiškiai žinoti. Dar užsukau vienu ar kitur dėl šulinio rintinių, tai realia, nežinau, čia Mažeikius, tai kosminė kaina šiaip paėmus. Nes aš ieškojau pagrindį, kad būtum kažkas metrą aukštis, apie 90, apie metrą skersmens. Realiai metras ant metrą. Tai Bikų turėjai po 94 eurus už vieną. Ir po to intikį jau žiūriu depo, ten senukai, dar kažkas. Žiūriu depo pardaviniai po 49. Aš sakau, negali nuleisti, sako, nelabai jau viskas. Tai žodžiu, radau Šiaulius, tai čia kažkas už 70 km, ani įsikūrė žmogėlis, paskombinau, radau numerį, paskombinau, sakau, tokiai, sako, 50 eurų. Sakau, kiek atvežiams, kilometras, eurus 40 su Fiskaru. Tai sakau, visio, tink, tai atveš rentinių,
turėtum vėliau paskambinti žmogelis, katras grina važiuojant su tą mašiną, kur pasikraun, tai įtariant atveš, vienam sumokėsiu į viskas. Tavo, tik žinių, dabar reik nulėkti iki trobos, reik pasimti atsigerti, jaučiu šoksam į garažą, nes šiandien noriu jokį darbautis, jau realia pusdainos įpraėjai. Tai man rodos reik ML Wire pabaigti, nes dabar tokį turiu paprastą vairėlį, odinį, ne kažkokį mandrą, ne be medienų, be nieko, o turiu būtent brabus nusipirkti. Tai nu ten modifikausiam ir padarysim grina viską su karbonu. Tai dabar lekam, pasimsam atsigerti ir šoksam į garažą. Turiu tokį veinų temą, tai iš tikrųjų, kas žinot, kas ten ar Facebook, kada kažku naudojatės, tai tikrai vis tiek bus atmatę arba susidūrėjai. Tai kad daug žmonių ver, kad pas mus miškus kert. Tai aš asmeniškai pats esu dirbęs urėdijo, pats pjoviau nuo visokių bebrynų, šabakštynų, jaunolynų į miškų. Tai ko galiu pasakyti, kad seniau prieš visus tus neramumus, pavyzdžiui, ne? Mes lygiai taip pat pjaudavom miškus, bet vien dėl to, nes aniems ateidavo laiks, kada nusišpjauti ir atsodinti. Nes mes ir sodinimus darydavom, kiek išpjauni, teik turi atsodinti. Vis laik čia ir, kaip sakyti, nuostata, europinė vos ne. Ir, žodžiu, kai jau prasidėjo neramumą, prieš, žodžiu, neramumus, mes pjaudavom, kraudavom į krūvas, tos krūvas vos ne supūdavo, tik tas veina kitą susirinkdavo, nu, kaip sakyt, ant pardavimo, ant pjovimo ar kūrenimo, nu, žodžiu, į malkas. O pagrindinį medieną visam šildymo pirkdavau iš Baltarusijos, veždavau, transportuodavau, nes kaina būdavo 3 kartų mažesnė ir apsimokėdavau pirkti iš svetimos šalies ir vis teik savus pjauti. Ir taip gaudavos, kad mes naudodavom svetim medieną, bet pjaudavom lygiai taip pat savus. O kai prasidėjo visi neramumą, užsidarė visi, kaip sakyt, tranzitą, nebepirkom iš, kaip sakyt, iš gretimo šalies ir tada pradėjom labiau savo miškus pjauti. Tai todėl ir toks kaip ir atsakyms, kodėl pas mus biški didėjai miškų pjovimų. Nes taip ir tai būdavo. Tavot. Bet tokį ir reikalą. Pasėmiau kutik atsigert, pasėmiau dar iš vitrinios popieriaus, nes buvau čia į trūbą nusivežęs. Minkštesnė, man rodos, 4-500 kažkas tokia. Tai bus pats tas, tai dabar reikėtum užliekti, pasiimti, įko ar maišyti. Nes dabar jau bus kaip ir paskutinis, man atrodo, arba prieš paskutinis sluoksnis epoksidą, tai reik būtina indėliaus, kad labai, kaip sakyt, točna atmaišyti, kad būtum poikia padaryti mišinys. Ir viskas. Nu, grįžom į garažėlį, man bodykėts, naceškės vis tauvėto. Taip, turim šitas otų vair iškelčią iš savo artins ir, bet nieko, susitvarkysim. Tavot, nežinau, kaip matos, kaip nesimata, bet turim va tokį variantą. Davai, fokusuką. O kaip matos dar ir biškėlį tokių nelygumų. Nežinau, matosi, nesimata. O dar tokių biškėlį va visokių mažų šudeliukų pilnai yra. Tai va tenus reikės vėl prašveisam biškėlį, kad pašiaušti. Ir vėl tepsam tų. Pasiėmiau indėlių. O čia šitas stovo mūsų ceškė. 100 metų nastau. Tai dabar nas darba pagrindė ir, kad reikia pabaigti išmetimą iki pat galo. Su visu šitu sumontuoti, tą pabaigti, viską reikia suvyrinti, padaryti pilną kabutom. Nes aš nesu nuėmęs dar galinę bumperį. Čia noriu perdaryti tas kojas, primontuotas galą irgi tus abudu reikia perdaryti. Kad būtum vis tvarkinga padaryta, vis formas, kaip turi būti su išmetimu, kad viskas dailė atrodytum. Tada aš galiu nuimti, išmetims pasiliks. Nuimsiu vėliau tik tas tipsus, kada nesudrošti, kaip sako, nenušaudyti. Ir jie nugalės vėliau jau reikės iš tikrą techą dar kart praeit, nes realiai 2 metai praėjo, kaip paskutinį kartą
buvau normalią kelią. Tai reikės anam technikinį praeiti, čia manau jokių problemų nebus. Vis tiek, kaip dabar žinot, visus kabins katriai suridom. Apie tas ridas, ko aš žinau, ta prasme debilišką sprendimą priimti. Aišku, iš dalies ir gera. Pavyzdžiui, kas eksportuojat mašins, tarkim, iš Japonijos arba iš Dubajaus, iš Turkijos. Nu, žodžiu, iš tokių šalių, kur yra labai griežtas taisyklės. Ir, pavyzdžiui, Japonijoje, kas nežinojot, už ridas klastojimą gali gauti iki 5 metų laisvės atėmimo bausmę. Tai, kas eksportuojat mašinas iš Japonijos ir realiai 0 šansų, kad ana bus sukta, jeigu nepateka kažkokias trečias rankas, ir ten jau kažkas buvo su daryta. Tai jeigu tiesiogiai kontaktavot, gavot Japonijos mašiną, tai jūs galėt, kaip sakant, persižegnai būti, gausit tokį, kokį ir 100%. Tai va, tai nelabai mėgs, nes, sakau, taisyklės ten pasanus ir baisės. Tai va, šitas turim cieškį. Laukiu įrašanos, bet, kaip jūs sakiau, greičiausiai antrudienis tik tas pradėsiu lipti atgal. Da, pažiūrėsiu, gal laisvesnį laiko išeis prikepti, bent jau per šią vasarą, kada biški pragainėt, gal pasidarytų išmetėm pilną. Tai vat, matysim. O dabar einam, pabandysim padaryti tų vairėlį. Turim savo reziną, turim hardineriaus, nuvalyt sukau, pasiėmiau iš jūtilniaus popieriaus, biškėlį lapelių, kokią čia turiu 400 ir 320. Nu tai vat, bus pats tas sojais pakankama prašveist, kad ant da būtum lygesnis. Ir indėlėje vėl susimaišysam, tik nusipirkau su gradavimas, tai bus tikslė įspakainė. Bet po pirmą reik apsišveisiu kokį dildį kantelius, nes šį biškėlį pasilika pleistras, tai nurek nulupti, kad būtum lygia gražią padarys kantelis, vėl užviniuosam ir tada jau nušveisam ir viskų užtepsam. Padaryt vairėlis, vienas sluoksnelis, da vienas ir užtepts, tai vizėsiu, kaip čia bus. Bus minkšta, bus gera, gal bus perkeits, kas čia gali žinoti, biškėlį daugiau hardineriaus įpyliau, tai tikiuosi niek neatsiteks, nes jeigu atsiteks, bus biškį nustolis. Tai vat, bet nesmė, tas žiūn, bet ir kitas dalyks, katras ir geras naujienas, tai važiaus atgal prie trobos, nes realiai už valandos atveš rentinius šulinio. Tai vat, lekam. Susiridenau, paėmiau vis dėlto 5 rentinius, tai aukštis 75, plotis skersmens išorinis 1,5 m. Tai vat, kažkas tokio, kiek čia tos turios įkokiai, nežinau, 8-9, kažkas panašia. Nu, biški sveraniai. Tai reikės pamastyti jau, kaip dėsiu, ką panus gražiai suleisti į vidų. Tai vat, atsivežiau 5 rentinius, paėm 360 eurų iš Šiaulių. Kam reikėtum kontaktą, galėt parašysiu numerį, da kažkų. Įsutarsam. Tavo, tokį reikalą man kiekvien dainu atepo. Stumdas, važinėjai, derin reikalus, užsisakinėjai, dirbi ir panašiai. Tavo, kapės laik, drauga, kas veis, kam patink, numetat laiką ir iki kart.